Aš esu Karolina Panto, žurnalistų kuratorė. Aš esu Indrė Kamickaitė, irgi žurnalistų kuratorė kartu su Karolina. Kuratorius yra tas žmogus, kuris stengiasi suburti tuos naujokus ir parodyti jiems, kokia yra šauni jų programa ir taip pat parodyti, kokie šaunus jų kursiokai. Aš tai manau gal šiek tiek iš kitos pusės, ne tai, kad kuratorius nebūtinai turi parodyti kokią šauni programą, tiesiog turi supažindinti su tą programą, suburti visą kursą taip, kad jie susiklijuotų ir taptų bendra komanda, nepaisant to, kiek ten tų žmonių bebūtų. Ir kuratorius yra savotiškas tėtis arba mamytė, sakyčiau. Tokias kaip mes. Ne, o jeigu rimtai šnekant, tai galbūt be abejo rūpestingas, atsakingas, nes jeigu tampi kuratorium, tu tuo pačiu gauni ir begalę pareigų ir atsakomybių, kurių tau nevalia atsikratyti. Rūpestingas, ką jau sakei. Ir pasitikintis ne tik tuo, kad jis gali būti tas žmogus, kuris suburs kursą, bet ir tikintis pačiu kursu, kad, kad jie yra šaunus, smagus ir nenusivylęs. Niekada neparodyti to savo nusivylimo, nes man bent jau pasirodė iš mano patirties, kad pirmakursiam tai dažniausiai, tai yra svarbiausia, kad tu parodai, jog tu esi patenkintas ir esi linksmas. Iš tiesų tai turi būti motyvuotas žmogus, kuris pats myli savo studijų programą, kuris dievina gyvenimą universitete ir gerai yra su juo susipažinęs. Man tai buvo taip, kad maždaug mūsų kurso seniūnė paviešino mūsų grupės Facebook'e, kad prasidėjo kuratorių atranka ir fuksams reikia mamyčių ir tėvelių. Ir tada mano kursiokai sako, tai Indrė, varyk, kaipgi tu čia nevarysi. Tai aš ir nuėjau, šiaip aš jau apie tai seniai galvojau. Aišku, buvo toks klausimas galvoje kirbantis, sugebėsiu ar nesugebėsiu. Manau, kad sugebėjau. Nežinau, čia reikėtų mano pirmakursių klausti. Aš irgi kaip Indrės nuo pat pradžių, kai tik sužinojau apie kuratorių programą, galvojau apie tai, kaip būtų smagu pabandyti ir išbandyti savo jėgas. Toje programoje irgi buvo įvairių klausimų, galbūt aš nesu tam tinkamas žmogus, bet galiausiai irgi prikalbėta kelių savo kursų draugų ir pasvaršius, kad tai yra tikrai šaunus iššūkis, pagalvojau, kodėlgi ne. Dėl labai daug priežasčių verta būti kuratorium. Visų pirma, bent jau kaip mums buvo, mes gavom 50 naujų draugų, labai daug naujų pažinčių susiradom ir tas toks yra geras jausmas, kai į tave kreipiasi pirmakursis, tavo fuksas, dažnai netgi pavartoja tą žodį mama, yra tikrai tokių, kurie mėgsta vadinti mus mamytėmis. Tai toks šiltas jausmas, tu žinai, kad tu esi tam žmogui reikalingas, kad tu jam patinki, tu jam padedi. Ne tik 50 draugų, bet ir apskritai kiti kuratoriai tampa tavo draugais. Visa ta šeiminiška gal atmosfera, visas tas stovyklos kūrimas, tai yra žiauriai gera patirtis, žiauriai smagi patirtis ir turbūt vienas smagiausių vasaros nuotykių. Na ir dar gal vertėtų paminėti tą dalyką, kad tu kaip kuratorius ir pats labai daug visko išmoksti. Atrodo, kiek daug klausimų kyla pirmakursiams, į kuriuos ne visada tu turėtum atsakymą, bet tu surandi ir pats tampi galbūt geresniu studentu, žymiai daugiau išmanančių visko apie akademinį ir savo programą. Taip pat. Stovyklos rengimas. Pati stovykla buvo labai smagi, bet pats stovyklos rengimas ir visi tie vakarai ir smagus nuotykiai ir įvykiai ir visas tas susipažindinimas, kuratorių pačių susibendravimas, man buvo turbūt smagiausia patirtis. Galbūt labai sunku išskirti vieną įvykį, nes jų buvo tiek daug. Man asmeniškai gal vienas iš tų įsimintinesnių, atmetant fuksų stovyklą, kas yra be abejo tas grandiozinis toks renginys su pirmakursiais, tai galbūt yra priėmimai. Kada tu sėdi prie stalo, pas tave dėda tavo fuksas, jūs vienas kito visiškai nepažįstat, bet randat bendrą kalbą ir šnekatės apie tiek daug dalykų, atrodo, galėtum sėdėti valandų valandas tenai ir su juo bendrauti. Tai vienas iš tų dalykų. Ir šiaip labai daug tokių smulkmenų susidedančių į tokią bendrą maišalinę, galbūt tie net fuksų klausimai kartais atrodantis juokingi, bet labai pralinksminantis
tarkim, jeigu tas žmogus dabar žiūri tą video, tai aš visą laiką atsiminsiu klausimą, kaip bendrabutėje užkurti dujinę viryklę. Tai mane tas labai prajuokino, kai man per Facebooką parašė tokią žinutę. Jūs tik eikit ir darykit, jūs tik bendraukit su tais pirmakursiais, jeigu galvojat apie kuratorių programą, tai mažiau galvokit, daugiau darykit, eikit į atrankas, nes tikrai daug įsinešit iš to ir tiek ir patiems fuksams būsit naudingi ir patys kaip asmenybės patobulėsit. Ryžto, motyvacijos, užsidegimo, optimizmo ir noro tobulėti. Pildyk dabar, nesvarbu, iki kada galima pildyk dabar, nelauk paskutinės minutės, dabar pildyk, nieko nelauk ir reikia atranką.